Savaitraščio Veidas pirmadienį paskelbtame įtakingiausių lietuvių sąraše pirmą vietą užėmė Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Po jos rikiuojasi buvęs ir esami premjerai konservatorių vadovas Andrius Kubilius ir socialdemokratų lyderis Algirdas Butkevičius. Į įtakingiausių politikų penketuką taip pat pateko buvę valstybės vadovai. Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus ir konservatorius europarlamentaras Vytautas Landsbergis. Kaip rašo Veidas, sąrašas sudarytas apklausos Seimo narius, viceministrus, savivaldybių merus, aukščiausio rango valstybės tarnautojus bei didžiųjų verslo organizacijų vadovus. Grybauskaitė įtakingiausių Lietuvos žmogumi išrenkama 4. kartą iš eilės. Savaitgalį Kaune mirtinai sušalo žmogus. Nuo šalčio keli žmonės taip pat nukentėjo Šiauliuose ir Panevėžyje, pirmadienį pranešė medikai. Kauno greitosios pagalbos medikai sekmadienį bandė gelbėti sušalusio žmogaus gyvybę, tačiau nepavyko, nes apie nukentėjusieji jie sužinojo per vėlai. Anot pareigūnų manoma, kad jis miegodamas lauke sušalo. Šaltis praėjusią savaitę nusinešė 2 Lietuvos gyventojų gyvybės – Alytuje ir Vilkaviškyje. Savo ruožtų Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos greitosios pagalbos medikams su rimtesniais šalčio sukeltais sveikatos sutrikimais savaitgalį susidurti neteko. Tačiau gelbėtojai perspėja, kad visą savaitę orai tik šals, todėl lauke žmonės turėtų būti ypatingai atsargus. Viena įtakinga JAV demokratų senatorė sekmadienį pareiškė sausio 3 dieną pateiksianti Kongresui įstatymo projektą, siūlantį uždrausti kovinius šaunamuosius ginklus, reaguojant į naujausias masinės šaudynės vienoje pradinėje mokykloje. Senato žvalgybos komiteto pirmininkė Diana Feinstein sakė, esanti įsitikinusi, jog prezidentas Barackas Obama palaikys jos iniciatyvą, pagal kurią taip pat numatoma uždrausti dėtuves, kuriuose telpa daugiau nei 10 šovinių. Paklausta ar Obama, kuris nesugebėjo per savo pirmąją kadenciją sugriežtinti ginklų kontrolės, nors per tą laikotarpį buvo įvykdytos kelios didelę atgarsį sukėlusios masinės šaudynės, palaikys šią iniciatyvą, Feinstein atsakė tuo esanti pilnai įsitikinusi. Primename, kad 20-metis Adamas Lanza paėmė savo motinos teisėtai įsigytą pusiau automatinį ginklą, penktadienį įsivežė į Sandy Hooko pradinę mokyklą Konektikuto valstijos mieste ir nušovė ten 26 žmonės, įskaitant 20 vaikų, kuriems te buvo 6-7 metai. Kinijos pareigūnai suėmė 10 žmonių, dalį jų įvardyje pasaulio pabaigos kulto nariais. Visoje šalyje ėmusis griežtų priemonių prieš gandus apie esą artėjančią apokalipsę, pirmadienį pranešė valstybinė žiniasklaida. Pareigūnai 5 skirtingose teritorijose suėmė 52 žmonės, kurie platino gandus, esą senovės majų kalendorius pranešauja pasaulio pabaigą gruodžio 1 dieną. Šios apokalipsinės pranašystės sulaukė didelio dėmesio Kinijoje, ypač dėl populiaraus Holivudo katastrofų filmo 2012, kurį sukurti iš dalies įkvėpė įsivaizduojamos majų prognozės. Savo ruožtų politikos apžvalgininkai pastebi, kad Kinijos komunistų partija netoleruoja jokių iššūkių jos valdžiai ir negailestingai triuškino įvairius religinius judėjimus ne tik pastaruoju metu. Toronto Raptors, kuriame rungtyniauja 2 lietuviai, sekmadienio vakarą 103-96 svečiuose įveikė Houstono Rockets komandą. Startinėme penketuke rungtynes pradėjęs Jonas Valančiūnas pelnė vos 2 taškus, atkovojo 2 kamuolius, atliko 1 rezultatyvų perdavimą. Jis aikštelėje praleido beveik 14 minučių. Linas Kleiza, pakilęs nuo atsarginių žaidėjų suolelio, taip pat pelnė 2 taškus. Jis prametė visus 4 mestus tritaškius metimus. Tuo tarpu iš Rockets klubo ir Rio Grande Valley Vipers komanda tobulėti išsiųstas Donatas Motiejūnas sėkmingai sužaidė eilinės rungtynes NBDL lygoje. Sekmadienį lietuvio klubas svečiuose 102-103 pralaimėjo Teksaso Legends, tačiau aukštaūgis iš Lietuvos pelnė 26 taškus ir po krepšiais atkovojo 12 kamuolių. Lietuvos tenisininkas Ričardas Berankis teniso profesionalų asociacijos reitingų lentelėje išliko 113 vietoje. 22 metų lietuvis turi 501 tašką. 21 metų Laurynas Grigelis iš 413 vietos nukrito į 417. Reitingo lyderiu išlieka serbas Novakas Djokovičius, 2 vietą užima šveicaras Rodžeris Federeris, o 3 britas Andy Murrayus. Tai buvo ZIP žinios parengtos pagal naujienų portalo Alfa LT informaciją.